Pakalbėkime apie paskutinį pavasario mėnesį ir ką jis žada iš astrologinės perspektyvos. Šis pavasaris ypatingas tuo, kad nuo pat pradžių vyko daug tikrai labai svarbių tranzitų, kurie akivaizdžiai atsispindėjo tiek pasaulyje, tiek mūsų asmeniniuose gyvenimuose. Ir ta prasme, gegužė kiek lengvesnis mėnuo, mes turėsime laiko ir atsipūsti ir pasidžiaugti sklandžiai vykstančiais darbais. Bet ir šį mėnesį bus tam tikrų iššūkių ir povandeninių srovių. Ir tai ypač svarbus laikas avinams, vėžiams, svarstykliams ir ožiaragiams. Jų gyvenime iš esmės kažkas keisis. Ir pirmas užuominas, ypač tų žmonių, kurių saulė yra pirmose laipsniuose, labai svarbios užuominos jau šį mėnesį jūs galėsite matyti savo gyvenimuose. Ir mėnesį mes pradėsime gana sudėtinga tokia jaunaties energija ir Veneros ingresija į Avino zodiako ženklą. Todėl ir nuotaikos, ir savijauta bus tokia atitinkama, neįtin galbūt mus džiugins. Todėl labai svarbu pirmą būtent savaitę ar ne mėnesio. Svarbu skirti laiko savirefleksijai, tokiai protingai savo impulsų kontroliai. Kitaip galime labai užaštrinti santykius, išeikvoti labai daug energijos ir tokioj irzlioj būsenoje išbūti visą tą laiką. O Saulė iki pat 20 dienos keliaus Jaučio zodiako ženklu, tai yra žemės stichija. Todėl sugrįžti į balansą, kažkaip stabilizuoti savo būseną, labai padės sąlytis su žeme. Todėl jeigu tik turite galimybę ir orai mums leis, tikėkimės būtinai pasivaikščiokite basomis po žemę, pasikapstykite sode, darže, ilgiau tiesiog pabūkite gamtoje. Žodžiu, bet koks sąlytis su žeme mus tikrai stabilizuos ir balansuos. Prieš palikdama Jaučio zodiako ženklą, Saulė susitiks su Uranu ir sudarys tokį šokiruojantį efektą, turintį aspektą, jungti su Uranu. Ir kažkuriuose mūsų gyvenimo srityse kažkas iš esmės atsinaujins, kažkas keisis, galbūt net kažkas išeis, kažko turėsime atsisakyti. Ir ko gero, kiekvieno mūsų gyvenime tai bus skirtingoje sferoje. Ir jeigu jūs mokate naudoti savo astrologinę lentelę, galite pasižiūrėti, į kurį astrologinį būstą patenka 26-29 laipsnis Jaučio zodiako ženkle. Ir jūs jau aiškiai galėsite matyti, kurioje ar kuriuose gyvenimo sferose vyks tie pokyčiai, atsinaujinimai, ar galbūt net kažkokie praradimai konkrečiai jūsų gyvenime. Toliau Saulė judės ir 20 dienos naktį perės į Dvynių zodiako ženklą. Na, o perės į oro stichiją, mes pajusime, kaip visiškai keičiasi mūsų motyvacija, mūsų kažkokie gyvenimiški tikslai. Ir gyvenime atsiras daugiau judėjimo, daugiau dinamikos, daugiau poreikio tam. Ir padaugės bendravimo, kažkokios naujos informacijos, mainų informacijos. Ir būtent, žinot, šiuo metu kuo daugiau informacijos, kuo daugiau bendravimo ir dalinimosi turima informacija bus mūsų gyvenime ir kuo įvairesnė ta informacija bus, tuo gyvesni mes jausimės. Ir tai puikus laikas pakeliauti. Tai jeigu turite galimybę, būtinai šiomis paskutinė dekada mėnesio paplanuokite kažkokią, kad ir trumpą išvyką. Ir tai ne tik prablaškys, tai ne tik kažkaip paįvairins jūsų rutiną, bet šiuo metu kelyje gali kilti tikrai nuostabių idėjų, kažkokių įžvalgų, užsimegzti kažkokias įdomias pažintis. Labai geras laikas tam, būtinai pasinaudokite. Dar svarbus momentėlis, gegužės 10 dieną Merkurijus keičia zodiako ženklą. Iš aktyvaus ir visur skubančio Avino jis pereis į niekur neskubantį, daug apie materialinę, apie praktinę naudą galvojantį Jautį. Ir automatiškai keisis ir mūsų mintis, mūsų fokusas, nebesinorės niekur skubėti, atsiras daugiau nuoseklumo, nebešokinėsime nuo darbo prie darbo. Ir tai geras laikas tokiems
praktiniams, buitiniams reikalams, kasdieniams tvarkyti, reikalams susijusiams su mūsų darbu, namais. Ir atsiras daugiau kantrybės pabaigti galbūt va tokius, pradėti ir iki galo pabaigti kažkokius nuobodžius, galbūt nuobodesnius, rutininius darbus. Geras laikas, žodžiu, daryti tvarką savo reikaluose, savo kasdienėse reikaluose. Toliau, kas dar svarbaus pas mus šį mėnesį? Priartėjome prie svarbiausio aspekto, tiksliau tranzito, arba net gal galima pasakyti įžangos į rimtą tranzitą. Tai yra Saturno ingresija į Avino zodiako ženklą. Ir kaip minėjau video pradžioje, tai labai smarkiai keis, bent jau pamatysite užuominas, kaip keis kardinalaus kryžiaus gyvenimus žmonių, kurie turi savo saulę, ypač saulę Avine, Vėžyje, Svarstyklėse ir Ožiaragėje, arba turi svarbių astrologinių rodiklių pirmose šių zodiako ženklų laipsniuose. Tai šis tranzitas, ar ne, priklausomai nuo to, kaip jisai rezonuoja su mūsų asmeninė astrologinė lentelė, jisai restruktūrizuos arba stabilizuos mūsų gyvenimus. Tai viskas priklauso, kaip jisai rezonuoja konkrečiai su jūsų astrologinė gimimo lentelė. Ir rudens pradžioje Saturnas dar paskutinį kartą grįž į Žuvų zodiako ženklų paskutinius laipsnius, pabaigs iki galo ten visus savo reikalus ir tada jau nuo 26 metų pilnavertiškai eis į Aviną ir 2,5 metų tranzituos šiuo ženklu, keisdamas kažkaip mūsų gyvenimus. Ir maža to, kad Saturnas darys ingresiją Aviną, Avine jis dar susijungs ir su Neptūnu, kuris jau ten keliauja. Ir iš tikrųjų tai reiškia, jog vasarą mes stebėsime kažkokios naujos hierarchijos ideologinių pagrindų formavimas užuomazgas. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, labai gali būti, kad tai bus susijęs su naujo popiežiaus rinkimu, pavyzdžiui. Na, o apžvalgos pabaigai pasilikau džiugiausias naujienas. Turėsime nuostabų aspektą šį mėnesį, kuris, tikiuosi, atkurs teigiamą balansą. Ir tai bus trinas tarp Marso ir Veneros. Ir aktyviausias jis bus, stipriausiai juo pasinaudoti mes galėsime gegužės 19-25 dienomis. Todėl visi, kurie šiuo metu meilės, romantikos paieškose ar galbūt nori įžiebti kiek prigesusius jausmus, tai jūsų laikas. Šis aspektas, jisai padės mums ne tik labai kažko norėti, bet ir aktyviai, drąsiai, ryžtingai to siekti. O harmonija tarp planetų žada mums tame sėkmę. Ir dar viena smagi naujiena, 27 dieną mūsų laukia jaunatis Dvyniuose. Nuostabus aspektas su Plutonu žada, jog jeigu mes to panorėsime, jeigu mes aktyviai veiksime ir mokėsime bendradarbiauti, mūsų laukia galybė naujų galimybių. Na, šiandien tiek astrologinių naujienų, o aš mums visiems palinkėsiu ramaus dangaus, gražių orų ir puikių nuotaikų. Iki greito.